Kai kalba eina apie Antrąjį pasaulinį karą, jį supa ganėtinai daug visokio misticizmo, misinterpretacijų ir tiesiai šviesiai kalbant misinformacijos. Pavyzdžiui, jeigu kalbėt apie Antrą pasaulinio karo Vokietiją, daugumai žmonių, kurie iš principo galbūt truputį mažiau domis istorija arba paviršutiniškiau domis istorija arba galbūt tiesiog žiūrėję populiariosios dokumentikos įvairius filmus, jie įsivaizduoja Vokietiją kaip šitą mechanizuotą demoną, kuris čia su tankais ir pusiau vikšriniais tiesiog kerta skersai išilgai mūšio laukus, tiesiog traiškydami ir outmanevruodami visus savo priešus. Vienaip ar kitaip, būtent vokiečiai Antram pasauliniam kare išpopuliarino šitą konceptą ir netgi davė jam vardą. Tai yra Blitzkriegą. Arba išvertus į lietuvių kalbą, tai iš principo būtų žaibiškai karą, arba žaibo karą, arba jūs mane pataisysit, kaip šitą dalyką įvardinti geriau. Bet tada, jeigu tu pradedi žiūrėti truputį giliau, labiau domėtis detalėmis, skaičiais ir panašiai, tu pamatai, kad šitas Vokietijos mechanizacijos lygis, šitas tiesiog mechanizuoto demono įvaizdis yra tiesiog neteisingas. Ir iš tikrųjų yra netgi labai priešingai. Nes jeigu tu pradedi pakankamai gilintis į Antro pasaulinio karo istoriją ir vokiečių pajėgumus šiame kare, tu pamatai, kad iš principo praktiškai visą Antrą pasaulinį karą nuo pat Lenkijos iki pat Berlyno kritimo vokiečių kariuomenė buvo praktiškai pėstininkų kariuomenė, kurie logistikai ir praktiškai visom kitom reikmėm, kur reikia galbūt kažką patraukti ar pastumti ar dar kažką, rėmės ne sunkvežimiai, ne kažkokia motorizacija, o arkliais. Ir iš principo Vokietija de facto Antram pasauliniam kare buvo ne sunkvežimių, pusiau vikšrinių ir tankų kariuomenė, bet pėsčių pėstininkų ir arklių kariuomenė. Ir kas yra ironiška būtent šitam kontekstui, vėlgi kaip aš aptarsiu šiame video, yra tai, kad šitas požiūris į vokiečių mechanizaciją yra toks įsišaknyjęs ir tuo pat metu yra tiek daug mito apie tą, kad tiesiog sunku net patikėti. Nes kai pagalvoji, jeigu yra kalbama apie Antrą pasaulinį karą ir arklius, taigi yra ta legendinė istorija, kaip čia Lenkai su arkliais ir kardais puolė vokiečių tankus. Kas tarp kitko yra visiškas melas ir visi įmanomi istoriniai šaltiniai rodo, kad šitas niekada neįvyko ir iš principo yra arba geriausiu atveju folkloras, arba žymiai tikėtiniau tiesiog vokiška propaganda skirta nužeminti Lenkus ir pakelt save. Tačiau realybė yra ta, kad nors vokiečiai savaime aišku turėjo tankų ir mechanizuotų dalinių, didesnioji jų kariuomenės dalis, kaip jau ir minėjau, buvo pėsti pėstininkai ir arklių traukiami vežimai ir viskas kitkas. Ir būtent šiame video aš norėčiau panagrinėti šį mitą, šį melą, panagrinėti, kodėl vokiečiai niekada nesimechanizavo ir tiesiai šviesiai kalbant negalėjo mechanizuotis ir kodėl iki šių dienų tam tikra prasme yra pakankamai daug jėgų pasaulyje, kuriuom net ir visai tinka, kad šis melas toliau būtų stumiamas ir plistų. Tad važiuojam. Ir turint galvoj, kad mano šituos video žiūri ganėtinai nemažai, nepabijosiu tai pavadinti, nacių mylėtojų. Vėlgi, aš kai skaitau jūsų komentarus, mane tiesiai šviesiai kalbant iki kažkokio lygio, net ne tai, kad gazdina, bet galbūt stebina, kiek iš jūsų avataruose turit nacių simboliką. Tad, kadangi aš jau žinau, kad šitie komentatoriai šoks į komentarus ir mane pradės vadinti vatnikų, rusofilų, kremliajobų, nes kažkokiu būdu, jeigu aš blogai kalbu apie nacistinę Vokietiją, vadinasi, aš kažkodėl esu vatnikas, okei. Aš norėčiau, užbėgdamas šitiem komentaram už akių, kurie man pradės aiškinti, kad ne, čia Vokietija buvo mechanizacijos dievai. Aš tiesiog norėčiau video pradžioj šiek tiek skaičių duoti šitai diskusijai, kurios iš principo paremia mano mintis, kurias aš norėsiu toliau plėtoti šitam video. Ir pradėsiu savaime aišku nuo pradžių, tai yra nuo invazijos į Lenkiją. Nes vėlgi būtent Lenkijoje ir prasidėjo šitas mitas apie tai, kaip jau ir sakiau, kad čia vokiečių tankai puolo, Lenkai čia su arkliais ir kardais ginas. Ir taip, per invaziją į Lenkiją vokiečiai turėjo daugiau tankų, daugiau mechanizuotų dalinių negu Lenkai, bet tai nereiškia, kad visa vokiečių invazinė kariuomenė buvo tokiam lygiai. Vėlgi, skaičiai yra ganėtinai paprasti. Prieš įsiveržiant į Lenkiją, vokiečiai spėjo mobilizuoti 103 divizijas. Kadangi įvykus invazijai į Lenkiją buvo kažkokia tikimybė, kad vakarų sąjungininkai veršis iš vakarų, vokiečiai paliko 43 divizijas pačioje Vokietijoje ir vakaruose, kur jos turėjo, pasinaudojant Zigfrido liniją,
atsilaikyti prieš galimą prancūzų ir britų spaudimą. Ir vėlgi šitoje vietoje aš galiu pastebėti, kad aš turiu visą atskirą video, kodėl vakarų sąjungininkai iš tikrųjų nelabai galėjo padėti Lenkijai ir kodėl galbūt šitie, kad ir mažesni pajėgumai, bet vis tiek ganėtinai rimti pajėgumai turbūt būtų buvę pakankamai, jeigu prancūzai su britais visgi būtų bandę pult į Zigfrido liniją. Bet vėlgi, čia yra ta kita kariuomenės dalis. Iš tų 103 divizijų 60, tai yra iš tikrųjų didesnioji dalis, buvo panaudota pult Lenkiją. Ir iš tų 60 divizijų tik 16 buvo tankų ir ar mechanizuotas. Tai kitaip tariant, maždaug ketvirtadalis. Ir dėl to, jeigu mes žiūrim į kampaniją Lenkijoje, mes ir matom, kad vokiečiai puldami su savo šitais mechanizuotais daliniais pramuša skyles Lenkų gynyboje, apeina jų stiprius gynybos taškus, bet tada viską vis tiek turi pribaigti vokiečių pėstininkų divizijos, kurios didžiąją dalim naudoja arklius savo logistikai. Na ir taip pat nereikia pamiršti, kad Lenkai, kai gynės, jie realiai gynės ne tik nuo vokiečių, bet ir nuo sovietų, nes, kaip bebūtų, sovietai pirmus porą Antro pasaulinio karo metų buvo vokiečių sąjungininkai. Faktas, kuris yra toks skaudus Rusijai, kad Rusijai už tai galima gauti netgi baudžiaką. Bet kur yra visa esmė, kad pačioj karo pradžioj vokiečiai iš tikrųjų turėjo ganėtinai mažai mechanizuotų dalinių. Ir didžioji dalis jų sėkmės ir kaip gimė šitas blitzkrygas, buvo ne tai, kad jie turėjo labai aukštą mechanizacijos laipsnį, o tiesiog vokiečiai turėjo velniškai gerus karo vadus su prusiškaja karinę tradiciją, kurie, kad turėdami šituos žiauriai ribotus, mechanizuotus pajėgumus, sugebėdavo juos išnaudoti iki absoliutaus maksimumo. Lygiai tą patį beje mes pamatėm ir Prancūzijoje, kur irgi ganėtinai ribotos vokiečių mechanizuotos pajėgos sugebėjo per rekordiškai trumpą laiką sumušti prancūzus ir britus beigi Beneliuksą. Šitoje vietoje irgi labai įdomus faktas, kad kai tu pagalvoji, 1940 metais vokiečiai turėjo mažiau tankų negu prancūzai, jau nebeskaičiuojant britų. Tas irgi labai gerai parodo, kokiam mechanizacijos ir automatizacijos lygi buvo vokiečių kariuomenė. Bet vėlgi, vokiečiai sugebėjo kariauti labai išradingai, turėjo neįtikėtinai gerus karo vadus, o tuo tarpu prancūzų kariai buvo demotyvuoti, nes jie nenorėjo kariauti, o prancūzų karo vadai tiesiog buvo durniai, kurie ruošės ne tam karui ir nemokėjo kariauti šito mechanizuoto karo. Dar vienas labai svarbus dalykas, kalbant apie visą šitą misticizmą, yra tai, kad visas šitas mechanizacijos mitas didžiąją dalimi ateina iš Lenkijos ir Prancūzijos, nes oi, blitzkrygas, čia vokiečių tankai puola, peina ir taip toliau ir panašiai. Taip, tame yra teisybė. Bet jie tai sugebėjo padaryti ne dėl to, kad jie turėjo labai aukštą mechanizacijos lygį, bet dėl to, kad jie turėjo labai gerus vadus, kurie šituos labai ribotus resursus sugebėjo panaudoti iki jų maksimumo. Priešai, kurie gynės nuo to, praktiškai kariavo prieš šitą visiškai naują karybos formą ir netgi neretai turėdami geresnius resursus, daugiau tankų ir panašiai, nesugebėjo nuo to apsiginti. Ir dar vienas labai svarbus faktas yra tai, kad mes turim suvokti, kad Europa yra velniškai maža. Ir iš tikrųjų, jeigu mes žiūrim, kokius atstumus įveikė vokiečių mechanizuoti daliniai ir paskui kokius atstumus sekė vokiečių pėstininkų daliniai, mes matom, kad mes kalbam geriausiu atveju apie galbūt keliasdešimt ar kelis šimtus kilometrų. Vėlgi, pasižiūrėkit, koks yra mažiukas atstumas nuo Paryžiaus iki Belgijos sienos. Ir dėl to, net jeigu mes kalbam vos ne apie Napoleono eros karus, mes matom, kad net napoleoninės kariuomenės, kurios irgi iš principo buvo pėstininkai ir arkliai, sugebėdavo šituos atstumus įveikti ganėtinai greitai, nes, kaip bebūtų, net pėsti kareiviai, jeigu jie yra pakankamai gerai organizuoti ir naudoja tinkamus kelius, gali per dieną nužygiuoti pakankamai toli. Ir dėl to kažkokio didelio disonanso, kuris pasirodytų dėl šito didžiulių mechanizuotų dalinių ir pėstininkų dalinių atskirimo, nesijautė. Bent jau, kai vokiečiai galbūt kariavo Lenkijoje, Prancūzijoje, Jugoslavijoje, Danijoje, Norvegijoje ir galbūt likusiai kontinentinėje Europoje. Bet kur šitas visas dalykas pradėjo labai stipriai pasivyti vokiečius blogąją prasme, yra būtent Barbarosa ir įsiveržimas į Sovietų sąjungą.
Nes, kaip būtų, 41 metais dėdė Adolfas buvo pilnai tikėjęs visą savo propagandą apie tai, kad vokiečių Wehrmachtas yra nenugalimas tankų vedamas žvėris ir kad jie tiesiog truputį stuktels į Sovietų sąjungą ir va jinai subirės. Bet jeigu mes kalbam apie invaziją į Sovietų sąjungą, čia atstumai nebėra dešimtis ar keli šimtai kilometrų. O ne. Jeigu pasižiūri į žemėlapį, nuo Vilniaus iki Maskvos yra praktiškai 1000 kilometrų. Ir esmė yra ta, kad va tokiais atstumais labai pradeda jausti skirtumas puolimo greičio tarp mechanizuotų dalinių ir pėstininkų dalinių. Ir dėl to, jeigu mes žiūrime Barbarosą, skaičiai ten beje procentaliai nėra antiek jau geresni negu Lenkijoje, nes į Barbarosą vokiečiai pritraukė 34 tankų ir ar mechanizuotas divizijas, dar 94 paprastas pilnai sukomplektuotas ir pilno pajėgumo pėstininkų divizijas ir dar 62 pėstininkų divizijas, kurių parengties lygis buvo mažesnis ir kurias jie galėjo naudoti galbūt kiek labiau ribotai, bet tai vis tiek buvo pajėgumas, kurį jie turėjo. Ir dėl to mes ir matom, kad iš praktiškai 200 divizijų pritrauktų į invaziją į Sovietų sąjungą, tik truputį daugiau negu 30 buvo tankų ir ar mechanizuotos. O visas kitas žygiavo į Sovietų sąjungą lygiai taip pat kaip Napoleonas prieš 130 metų. Pėstute, o jų visus krovinius traukė arkliai. Ir tas, tarp kitko, būtent Barbarosai ir buvo viena iš priežasčių, kodėl vokiečiai iš tikrųjų 41 metais nesugebėjo pasiekti visų savo tikslų. Nes Barbarosai, kadangi atstumai buvo žymiai didesni, labai neretai būdavo, kad mechanizuoti ir tankų daliniai nuskuba toli į priekį, nes pirmus karo metus sovietai iš principo beveik visiškai nemokėjo kariauti, bet tada mechanizuoti daliniai turi sustoti, nes praktiškai už jų atsiveria milžiniškas tarpas, kuriame nėra vokiečių dalinių, nes vokiečių pėstininkai su savo arkliais traukiama logistika tiesiog nespėja iš paskos. Ir kiek aš esu domėjęsis, ten yra buvę tiesiog kurioziškų situacijų, kai vokiečių pėstininkų daliniai žygiuodami priekį tiesiog randa rusų dalinius, kurie žygiuoja be ginklų ir be ekipuotės, nes pasirodo vokiečių tankų daliniai jos paėmė į nelaisvę ir tiesiog nukreipė be jokios priežiūros ir be jokių sargų, nes tiesiog mechanizuotėm daliniam ir taip trūko kareivių, tiesiog žygiuokit link pėstininkų ir ten jiem pasiduokit. Ir pasirodo, tie sovietiniai kareiviai tą ir darydavo neretai. Arba ten būdavo, kad tiesiog persimaišydavo vokiečių ir sovietiniai daliniai, nes vokiški daliniai nuskuba į priekį, tada už jų vėl per tarpus užvažiuoja sovietiniai daliniai, tada pėstininkai juos turi sumušti ir taip toliau ir panašiai. Jau nekalbant, kad tai reiškia, jog per pirmus Barbarosos metus praktiškai absoliučiai didumą kovų fronte vykdė būtent elitiniai vokiečių tankų ir mechanizuoti daliniai. Kas savo ruožtų reiškia, kad vokiečiai per pirmus karo metus didžiąją dalim neteko būtent savo geriausių ir labiausiai paruoštų kareivių bei brangiausios technikos, nes tiesiog neretai būdavo, kad pėstininkų daliniai tiesiog nespėdavo į mūšį. Ir dėl to mes ir matom situaciją, kad daugybė vokiečių karo vadų 41 metais norėjo verštis į priekį, norėjo pult Maskvą, norėjo pult į priekį, bet vokiečių karinė vadovybė turėjo juos stabdyti, nes visų pirma, tankų ir mechanizuoti daliniai turėdavo sulaukti kuro, atsarginių detalių ir karių papildymo, bet kitas dalykas yra tai, kad juos palaikantis pėstininkų daliniai žygiavo į Rusiją tuo pačiu greičiu, kaip kad jau minėjau, Napoleonas prieš 120 metų. Ir dėl to mes ir matom, kad 41 metais per Barbarosą būtent šitas labai žemas mechanizacijos lygis realiai lėmė, kad vokiečiai nesugebėjo užimti Maskvos, nesugebėjo užimti Leningrado ir prasidėjus žiemai, kai sovietai pagaliau ryžosi atitraukti savo rezervus iš tolimųjų rytų, suvokdami, kad japonai puls ne juos, o Ameriką, tada kai vokiečių pagrindiniai ir geriausi daliniai buvo pavargę nuo kovų, aš kalbu apie mechanizuotus dalinius, o paprasti pėstininkų daliniai buvo pavargę nuo žygiavimų 100, o gal net 1000 kilometrų per Rusiją, tada rusai smogė atgal ir sugebėjo bent truputį nustumti vokiečius atgal. Bet vėlgi, nors tam buvo labai daug įvairių logiškų priežasčių, kurias tarp kitų vokiečiai netgi kažkokį lygį numatė, būtent labai žemas mechanizacijos lygis ir lėmė tai, kad vokiečiai per Barbarosą pasirodė žymiai blogiau, negu galbūt dėdė Adolfas ir kai kurie vokiečių karo vadai tikėjosi. Ir viso to rezultatas yra tai, jog vokiečių kariuomenėje per visą antrą pasaulinį karą tarnavo tiesiog šimtai tūkstančių arklių. Ir viskas buvo nuėję iki tokio lygio, kad nesvarbu, ar tai yra Lenkija, ar Prancūzija, ar Barbarosa,
Vokiečių kariuomenė turėjo labai stiprius įsakymus, kad jeigu jie tik randa kažkur arklių, kad pas galbūt kaimiečius, pas priešų kariuomenę dar kažką, tuos arklius reikia nedelsiant perimt gyvus, geram stovi ir iš karto pradėti naudoti savo reikmėm. Nes vokiečiam tiesiog tragiškai trūko visko. Ne tik sunkvežimių, bet ir tų pačių arklių. Ir tai yra vėlgi didžiulis kontrastas su galbūt tais pačiais amerikiečiais. Vėlgi, tengi yra visos tos istorijos, kad kai išsilaipino Normandijoje, vienas pagrindinių dalykų, kuris pritrenkė vokiečių karius ir vokiečių žvalgybą, buvo netgi ne tiek, kiek daug visko amerikiečiai ir sąjungininkai sugeba išlaipinti Normandijos paplūdimiuose, bet tai, kad ten praktiškai nebuvo arklių. Ir visa invazija yra vykdoma mechanizuotai, kas vokiečiam buvo didžiulis šokas, turint galvoje, kad jų pačių kariuomenė buvo visiškai priklausoma nuo arklių. Tadagi yra visos tos istorijos apie tai, kaip labai vėlyvam kare prie autobanų sėdi jau pasidavę vokiečių kareiviai ir žiūri nesibaigiančias amerikiečių sunkvežimių kolonas, kurios veža logistiką ir karius į frontą. Ir kaip vienas karys sako kitam kare, kad hei, va taip karą kariauja turtinga šalis. Nes vėlgi, per visą karą vokiečiai nei iš tolo neturėjo pakankamai sunkvežimių, pakankamai mototransporto ir jeigu mes lyginam su ta pačia JAV, kurios galybė, mano nuomonė, yra beprot nuvertinta Antram pasauliniam kare, vėlgi, palyginus su JAV, vokiečiai realiai buvo absoliučiai atsilikę šiuo aspektu. Bet kodėl? Kodėl susiklosti tokią situaciją, kad net vokiečių kareiviams šitos nesibaigiančios sunkvežimių kolonos atrodė kaip vaizdas, kaip karą kariauja iš tikrųjų turtinga šalis. Nes vėlgi kareiviai buvo teisūs. JAV tiesiog buvo galingesnė ir turtingesnė už Vokietiją. Nes jeigu mes žiūrim į bet kokius objektyvius faktus, mes matom, kad Vokietijos industrija Antram pasauliniam kare buvo žiauriai silpna, bent jau palyginus su tuo, ką jai reikėjo padaryti per visą tą karą. Ir vėlgi čia yra ta miskoncepcija, kad čia Vokietijos industrija, čia buvo viena galingiausių pasaulyje, ten viską gamina, bet realiai, kad tu pasižiūrė objektyviai, nebuvo ta industrija iš tikrųjų tokia galinga ir tokia didelė. Ir tam vėlgi buvo daug įvairių priežasčių. Pirmoji iš jų yra tai, kad Vokietija iš tikrųjų kaip šalis dar prieš Antrą pasaulinį buvo sąlyginai gan maža, palyginus galbūt su ta pačia JAV ir jeigu mes įskaičiuojam Jungtinės karalystės visas kolonijas, su Jungtinė karalystė taip pat. Maža to, Vokietijos industrija buvo žiauriai stipriai paveikta ekonominės krizės prieš keliolika metų ir tuo metu, kai prasidėjo karas, tik tai iš principo buvo bepradedanti atsigauti. Dar ant viršaus pridėkim tai, kad nacių Vokietija buvo žiauriai neefektyvi iš tos pusės, kad iš principo tai tiesiog buvo oligarchinis mafijos stilių valdomas kraštas. Ir vėlgi, aš kai darau šitos video ir kritikuoju nacių Vokietiją, ten šoka man komentatoriai, kurie rašo, kad čia Vokietijoje buvo, čia sustiguota mašina, čia karinis pavarotis, kuris ten ir hebra, ne. Aš šitam kanale esu bent 2 video jau padaręs apie tai, kokia neefektyvi ir korumpuota ir oligarchinė buvo Vokietijos industrija, kai mes kalbam apie karinius užsakymus. Ir esmė yra ta, kad viskas susivedė į tai, kad tiem, kas iš tikrųjų valdė industriją, tai yra didiesiam kapitalistam, jiem net neapsimokėjo iš principo užkurti tos industrijos tokio aukšto lygio, nes tiesiog pelno maržas yra ganėtinai mažas. Ir dėl to mes iš principo ir matom, kad Vokietijos karinė industrija sugebėjo pasiekti savo aukščiausią karinio lygio potencialą tik 42 metais, tai yra praktiškai jau 3 karo metai, kada praktiškai Barbarosa jau buvo pralaimėta ir vokiečių kariuomenė buvo užstrigus Šiaurės Afrikoje ir Sovietų Sąjungoje ir tais pačiais metais į karą jau įsitraukė JAV. Dėl to mes ir turim šitą situaciją, kad Vokietijos industrija niekada nebuvo pozicijoje pagaminti tiek daug visko, ko reikėjo Vokietijos kariuomeniai. Ir aš turiu pabrėžti visko, ko reikėjo Vokietijos kariuomeniai, nes ta pati industrija turėjo gaminti ne vien logistiką, sunkvežimius, pusiauvikšrinius ar tankus, tankų daliniam, o ne. Jinai turėjo gaminti lėktuvus, jinai turėjo gaminti laivus, jinai turėjo gaminti visą kitą industrinę aparatūrą, jinai turėjo gaminti lokomotyvus, kitus dalykus. Po galais jie taip pat turėjo gaminti gaminius skirtus civiliniai populiacijai. Nes vėlgi, jeigu civilinė populiacija būtų pradėjus darytis nepatenkinta karu,
Dėdė Adolfas irgi būtų buvę nepriimtina, dėl to iš principo reikėjo šitą industriją kaip įmanoma labiau paskirstyti tarp visų šitų prioritetų. Ir dėl to mes ir matom, kad per Antrą pasaulinį karą vokiečiai tiesiog daug ko negalėjo pasigaminti. Vėlgi, šitas video yra savaime aišku praktiškai apie sunkvežimius ir kitas mototransporto priemonės skirtas galbūt logistikai ir karių gabenimui. Bet jeigu tu žiūri Antrą pasaulinį karą, vokiečiai, pavyzdžiui, vėlgi norėjo pasistatyti didelį galingą laivyną, kuris būtų ne vien povandeniniai laivai, bet galbūt būtų ir kažkokie didesni paviršiaus laivai, galų gale lėktuvnešiai. Ir pavyzdžiui, per visą Antrą pasaulinį karą vokiečiai nesugebėjo pabaigti nei vieno lėktuvnešio, nors vienas iš jų buvo ganėtinai jau daug ir paprogresavęs. Ir jeigu mes žiūrim laivyną, vokiečiai karo galą gamino tik povandeninius laivus, nes jie tiesiog yra pigesni ir paprastesni ir gali pasiekti žymiai didesnį rezultatą su žymiai mažesne resursų investicija. Ir tada tu pasižiūri JAV, tu pasižiūri Jungtinę karalystę, tu pasižiūri tuos pačius italus ir japonus ir tu matai, kad jie kažkokiu tai būdu sugebėjo gaminti didelius paviršinius laivus ir bent jau JAV, Jungtinės karalystės ir Japonijos atveju sugebėjo statyti lėktuvnešius. Vokiečiai niekada to nepadarė. Tada žiūrim toliau. Jeigu mes žiūrim į tą pačią aviaciją, tai vokiečiai turėjo labai gerus naikintuvus, tokius kaip Bf-109, Focke-Wulf 190, vokiečiai taip pat buvo pionieriai reaktyvinių lėktuvų gamyboje. Tačiau, jeigu tu pasižiūri visą Antrą pasaulinį karą, vokiečiai per jį nesugebėjo masiniu būdu pasigaminti nei vieno strateginio bombonešio modelio. Taip, jie buvo sugebėję pasigaminti ilgo nuotolio lėktuvų, bet didžiąją dalimi jie buvo naudojami kaip žvalgybiniai lėktuvai Atlanto vandenyne. Bet palyginus galbūt su tuo, ką gamino Jungtinė karalystė ir JAV, tai yra tikrus 4 motorų ilgo nuotolio strateginius bombonešius, vokiečiai niekada nesugebėjo to pasigaminti, jau net nebekalbant, kad vokiečiai niekada nei iš tolo nesugebėjo pasigaminti nieko panašaus į P-51 Mustangą, tai yra ilgo nuotolio eskorto naikintuvą. Ir čia yra tik tai keli pavyzdžiai, kad jeigu mes kalbame apie Vokietijos Antro pasaulinio karo industriją, mes matom, kad jinai ir taip buvo ištempta iki tiesiog neįtikėtino lygio ir tai, kad jie nesugebėjo pagaminti pakankamai sunkvežimių ir kitų mototransporto priemonių, yra ne kažkokia tai išimtis iš taisyklės, kad bet tai vokiečių industrija čia viską pagamino, o tu čia aiškini, kad sunkvežimių pagaminti negali. Kai realybė yra ta, kad sunkvežimiai buvo didelė problema, bet iš tikrųjų Vokietija nesugebėjo pasigaminti daugybės kitų labai svarbių ginklų sistemų ir apskritai gaminių, kuriuos sugebėjo pasigaminti tie patys amerikiečiai, britai, japonai, kai kuriais atvejais netgi sovietai. Nes jeigu šitoje vietoje manote, kad su Vokietija galėjo principas, kad, bent jau vokiečiai už sovietus kietesni buvo. Vėlgi aš čia metu didžiulę plytą, jau net ne akmenį, į vokiečių kiemą ir galiu pasakyti, kad karo metais vidutiniškai sovietinio plieno kokybė buvo geresnė negu vokiško. Vėlgi nemaža dalim dėl to, kad sovietai praleido visą tarpukarį kurdami plieno lydinius, kuriuos jie gali gaminti be importo, o paskui karo metais jie netgi gavo retų elementų iš JAV, ko pasekoje jie galėjo gaminti tikrai gerą plieną. Bet vėlgi, jeigu mes jau pradedam diskutuoti, kad net sovietinė industrija kai kuriais aspektais buvo galingesnė už vokišką industriją, ta prasme, hebra, apie ką mes kalbam? Nes jeigu tikėt visų hypų ir visų misticizmų, taigi čia vokiečių industrija, čia nesibaigianti superginklai ir taip toliau ir panašiai. Ir dėl to, jeigu mes pradedam žiūrėti į, vėlgi, galbūt kažkokius konkrečesnius skaičius, mes matom, kad JAV per Antrą pasaulinį karą pagamino tiesiog kartais daugiau sunkvežimių negu Vokietija per visą Antrą pasaulinį karą ir prieškarį. Tada tu ant viršaus uždedi savaime aišku Jungtinės karalystės gamybos skaičius, tu uždedi gamybos skaičius iš Sovietų sąjungos, nes taip galbūt jie ten negamino labai gerų sunkvežimių, dauguma jų buvo visokie vos ne pirmo pasaulinio karo laikų amerikietiškų sunkvežimių kopijos, bet hei, jie kažką gamino. Tu pradedi matyti, kad vokiečiai tiesiog per Antrą pasaulinį karą nei iš tolo nepasigamino pakankamai daug sunkvežimių ir kitų mototransporto priemonių, kad galėtų užtikrinti šitą mechanizaciją, nes jie tiesiog tam neturėjo industrijos. Ir čia galbūt yra viena iš priežasčių, kodėl karo pradžioj dėdė Adolfas taip norėjo perimti Austriją, Čekoslovakiją, tada einant karui Prancūziją ir kitas šalis, nes vėlgi dauguma Europos šalių tuo metu turėjo vienokias ar kitokias automobilių gamyklas. Vėlgi, man atrodo, net Kaune lygtais kažkokios automobilius ar tai gamino ar surinkinėjo, man atrodo, Rygoje irgi. Ir dėl to vokiečiam reikėjo kuo daugiau šitos industrijos, kad jie galbūt, bent jau kažkiek daugiau visko pasigaminti galėtų. Ir dėl to mes ir matom, kad jeigu yra įvairios dokumentiniai kadrai arba galbūt
šiek tiek įdomesnės dokumentinės nuotraukos, labai neretai ten mes matom sunkvežimius iš Prancūzijos, Čekoslovakijos, Austrijos, Jugoslavijos, Danijos, kitų šalių, nes vėlgi vokiečiai čiupo viską, ką galėjo ir naudojo, nes jie tiesiog neturėjo industrinių pajėgumų pasigaminti pakankamai. Ir pabaigai šitam skirelyje yra tai, kad dar viena didžiulė problema buvo tai, kad taip, prieš Barbarosą jie iš principo beveik kontroliavo visą Europą, bet tai nereiškia, kad ta Europa labai norėjo būti kontroliuojama. Ir vėlgi, tos gamyklos galbūt Čekoslovakijoje, Jugoslavijoje, Danijoje, Prancūzijoje, jos tikrai nebuvo ypač motyvuotos prisidėti prie savo užkariautojų sėkmės. Ir pavyzdžiui, iš to yra, tarp kitko, labai gera karo metų istorija susijusi su prancūziškais sunkvežimiais. Nes esmė yra ta, kad prancūzai nei iš tolo nenorėjo, kad vokiečiams šitam kare gerai sektųsi. Bet kita vertus, vokiečiai labai stipriai spaudė, kad prancūziškos gamyklos toliau jiem gamintų sunkvežimius, logistikai ir kitom reikmėm. Ir esmė yra ta, kad prancūzai puikiai suprato, kad jie negali tiesiog paimti ir galbūt negaminti ar užsimti galbūt kažkokiais atvirai sabotažo veiksmais, nes tiesiog vokiečiai vykdys didžiulės bausmes ir represuos darbininkus ir su jais susijusius galbūt šeimų narius. Ir dėl to, jeigu mes žiūrime į Antrą pasaulinį karą, mes matom, kad prancūzai buvo prigalvoję daugybę įvairių būdų, kaip sabotuoti gamybą taip, kad vokiečiai to tiesiog nepastebėtų. Vėlgi, ne vien prancūzai, visos kitos šalis tą darė. Vėlgi, man atrodo, aš esu girdėjęs lygtais amerikiečio veterano pasakojimą, kad amerikietis veteranas sėdi apkase ir girdi, kad link jo krenta minosvaidžio mina, galvoja viskas man chana. Ir ta mina nukrenta gal metras nuo jo ir nesprogsta. Ir tada, kai jis su kitais kariais pasižiūri į tą miną, pamato, kad jinai praktiškai yra vos netuščia vidurė, kažkaip jie atidaro ir ten laužyta anglų kalba parašyta, čia viskas, ką mes kol kas galim padaryti ir pasirašo ten čekų darbininką ar kažkas tokio. Ir vėlgi, esmė yra ta, kad antivokiškas sentimentas tarp industrijos, kurią vokiečiai perėmė, buvo didžiulis, bet būtent Prancūzijoje, bent jau kiek aš kol kas esu domėjęsis, jis buvo vienas labiausiai sofistikuotų ir nuoseklių. Vėlgi, galbūt kita istorija, galbūt kitie video, bet aš čia paminėsiu, nes man yra žiauriai juokinga, yra prancūziškas plienas, kurį prancūzai tiekė vokiečiam, kurį paskui vokiečiai naudojo tankuose. Ir kas yra įdomu, kad pasirodo, kol tu tą plieną apdirbi, kol tu jį lieji, kol tu galbūt jį virini, jis atrodo visai žmoniškas. Bet pasirodo, prancūzai į jį įdėdavo, aš tik nepamenu, ar smėlio, ar tai kažko kito. Ir gaudavos, kad jeigu jį visgi pataiko priešų tanko sviedinys, tai tas šarvas tiesiog paima ir iš karto subyra. Ir dėl to, apart to, kad pačių vokiečių plieno kokybė degradavo dėl resursų trūkumo, tai dar ir plienas, kurį jie gaudavo iš aplinkui, irgi būdavo defektuotas. Bet su šita labai ilga įžanga mes pasiekėm prancūziškus sunkvežimius ir kaip su prancūziškais sunkvežimiais prancūzai sabotavo vokiečius. Ir vėlgi, esmė yra ta, kad vokiečiai labai nuosekliai žiūrėdavo, kad nebūtų jokio sabotažo sunkvežimėse, nei kiekyje, nei kokybė, nei dar kažkaip. O prancūzai norėjo tai sabotuoti. Ir prancūzai turėjo tiesiog genialų sprendimą. Ką jie padarė, kai yra tie dipstick, aš nežinau kaip lietuviškai, ten tie dalykai, kur kišasi variklį, pasižiūrėt tepalo lygiui. Esmė yra ta, kad ką darydavo prancūzai, jie specialiai numažindavo rodmenį žymiai žemiau, negu reikėjo tepalą iš tikrųjų. Ir ką tai reiškia, kad į visus prancūziškus sunkvežimus vokiečiai tiesiog pildavo per mažai alyvos. Ir dėl to, vėlgi, jeigu tiesiog sunkvežimis yra testuojamas, galbūt veikia standartiniam sąlygom, vėlgi, jis veikia ir veikia kažkurį tai laiką. Bet jeigu jisai atsiduria fronte, kur jie nėra taupomi, veikia sunkiom sąlygom labai ilgas valandas, tiesiog varikliui pritrūksta alyvos ir variklį užkala. Ir gavos, kad dėl to prancūziški sunkvežimiai vokiečių tarnybai buvo tiesiog neįtikėtinai nepatikimi. Ir vėlgi galbūt iš dalies iš to iki šiol netgi yra šitas misticizmas, kad kokia nepatikima prancūzų technika. Bet realybė yra ta, kad Antram pasauliniam kare prancūzai tokiu būdu tiesiog sabotavo vokiečius, kad atrodo, kad vokiečiai paima gerus, teisingai pagamintus sunkvežimius, nuvaro į frontą, jie ten patarnauja ir iš karto sugenda. Ir ką, ir vokiečių turbūt išvada, kad nevykėlių prancūzų kažkokios technologijos. Kai iš tikrųjų tai buvo sabotažas. Bet vien faktas, kad vokiečiam reikėjo remtis šitų užkariautų šalių sunkvežimiais, nes jie patys savo industrijai pasigaminti nesugebėjo pakankamai, buvo pirma didžiulė priežastis, kodėl vokiečių mechanizacijos lygis buvo toks žemas. Bet gerai,
šitoj vietoj įsivaizduokim, kad gerai, vokiečiai paima visą šitą Europos industriją, galbūt netgi sugeba padaryti, kad visi ten dirbtų normaliai ir nesabotuotų ir kažkokiu tai stebuklingų būdų turi pakankamai sunkvežimių. Tai viskas čia tiesiog yra industrijos klausimas ir jeigu dėdė Adolfas būtų gal kelis metus palaukęs ir prisigaminęs visko pakankamai, tai turbūt būtų laimėjęs ar Barbaros ar gal netgi prieš amerikiečių. Ir atsakymas yra, kad ne. Nes, matot, industrija ir kiek industrija sugebėjo pagaminti sunkvežimį ir visko kitko buvo tik tai viena problemos pusė. Kita, ir aš sakyčiau gal netgi didesnė problemos pusė yra tai, kad Vokietija visą karą neturėjo pakankamai naftos. Ir va čia va ir yra tam tikra prasme dar vienas dalykas, kuris labai yra dažnai pražiūrimas, kalbant apie Antrą pasaulinį karą, jeigu juo domimasi paviršutiniškai. Vėlgi ten neretai yra kalbama, kad čia va vokiečiai užpuolė Sovietų sąjungą, nes va dėdei Adolfui reikėjo šitos gyvybinės erdvės, ten reikėjo sovietinės naftos ir taip toliau ir panašiai. Bet vienas iš dalykų, kalbant būtent apie Vokietiją Antram pasauliniam kare, kuris mano nuomonė, kad yra paminimas, bet nėra pakankamai pabrėžimas, yra tai, kad visą karą vokiečiam chroniškai trūko naftos. Vėlgi jie labai daug jos importavo iš Rumunijos, bet to nei iš tolo nepakako. Dėl to, tarp kitko, karo pradžioje ir turėjo vokiečiai per sukąstus dantis būti sąjungininkai su Sovietų sąjunga, nes Sovietų sąjunga savo ruožtų tos naftos galėjo patiekti beveik tiek, kiek reikėjo vokiečiam. Ir dėl to mes ir matom situaciją, kad praktiškai Lenkija ir paskui Prancūzija, taip, tai buvo užkariauta su tankais ir mechanizuotais daliniais, paskui kuriuos ėjo pėstininkai, bet tuose tankuose ir mechanizuotose daliniuose iš principo buvo kuras, neretai pagamintas būtent iš sovietinės naftos. Dėl to, tarp kitko, man iki šiol yra labai savotiškai ir juokinga, kad toje pačioje Prancūzijoje ir, man atrodo, netgi Beneliukse yra ten Stalingrado aikštės, ten Stalingrado alėjos ir panašiai, nes taip atseit yra pagerbiamos sovietinės, arba neretai jie netgi traktuoja rusų aukos Antram pasauliniam kare, nesmė, kad procentaliai Antram pasauliniam kare rytų fronte žuvo žymiai daugiau baltarusių ir absoliučiai skaičiais daugiau ukrainiečių, bet vėlgi aš tą nekartą suminėjęs. Bet man šitoje vietoje, kas yra juokingiausia, kad kai pagalvoji, taip, Stalingrade buvo toks kaip ir lūžio taškas Antram pasauliniam kare, nesmė, kad tai veikiausiai buvo sovietinis fuksas, bet šitą numuilinam. Bet man yra keista, kodėl prancūzai ir Beneliuksas taip garbino sovietus, kai 40 metais jų šalis vokiečiai užkariavo praktiškai naudodami rusišką naftą. Tai apie ką mes kalbam? Bet vėlgi, esmė yra ta, kad visą karą vokiečiam chroniškai trūko naftos. Ir įsiveržimas į Sovietų sąjungą nemaža dalim buvo motyvuotas tuo, kad apart kitų dalykų dar užimt naftos telkinius, kurie ten yra. Ir kas savaime aišku nepavyko. Ir dėl to mes ir turim situaciją, kad gerai, net jeigu teoriškai vokiečiai būtų pasigaminę, tarkim, tiek pat sunkvežimių, kiek ją. Kas, tarp kitko, kaip ką tik aptarėm, yra beveik neįmanoma. Bet gerai, hipotetiškai jie būtų pasigaminę visus tos sunkvežimus. Tie sunkvežimiai tiesiog būtų sustoję, nes vokiečiai tiesiog neturėjo pakankamai naftos. O kadangi vokiečiai kariavo modernų karą, arba bent jau bandė kariauti modernų karą, tai naftos reikia viskam. Naftos reikia povandeniniam laivam, naftos reikia aviacijai, naftos reikia antžeminiai kariuomeniai, naftos reikia taip pat civiliniai viso ūkio daliai. Ir tam tikrą prasme, žiūrint iš karinės logikos perspektyvos, duoti naftos produktus antžeminiai kariuomeniai net nebūtinai buvo aukščiausias prioritetas. Nes vėlgi, jeigu tu turi pėstininkus ir tu turi arklius, tai jie jau ten kažkaip pasimaitins ir išvažiuos. O pavyzdžiui, lėktuvas tai nepavalgys žolės, bet jeigu tu neturi lėktuvų ir tavo visą industriją išbombarduoja strateginiai bombonešiai, tai viskas, tu pralaimėjai karą. Ir tam tikrą prasme, dėl to mes matom situaciją, kad naftos vokiečiam neužteko, o tiek, kiek juos turėjo, tam tikrą prasme jiem prioritizuoti antžeminę kariuomenę net nelabai būtų išėję. Ir to pasekmė savaime aišku ir buvo tai, kad, kaip ir minėjau, vokiečių kariuomenė Antram pasauliniam kare iš principo didžiąja dalim buvo pėstininkai plus arkliais paremta logistika. Ir aišku, aš dabar vėlgi girdžiu ten nacių mylėtojus rėkiant iš galinių eilių, kad bet tai vokiečiai taigi sukūrė sintetinį kurą. Taip, vokiečiai kūrė sintetinį kurą. Taip, vokiečiai bandė naudoti kaip įmanoma daugiau alternatyvių kuro šaltinių. Vėlgi, jeigu aš gerai suprantu, vokiečiai turėjo ganėtinai žmoniškus anglies kiekius, tai bent jau tą galėjo naudoti. Bet vėlgi, šitos visos technologijos buvo ganėtinai ankstyvam vystymosi etape.
tada kiekiai, kurių vokiečiam reikėjo tam, kad kariautų tiesiog šitą kontinentinį karą, buvo tokie dideli, kad jų industrija, kuri gamino šitą sintetinį kūrą, tiesiog niekada nebuvo pakankamai išvystyta, o einant karui, būtent naftos infrastruktūra buvo vienas taikinių, kurį labiausiai bombarduodavo sąjungininkai, tad vokiečiai tiesiog net nebuvo pozicijai toliau jos vystyti. Bet taip, vokiečiai kūrė sintetinį kūrą, vokiečiai bandė apeiti savo naftos trūkumą, bet viskas vis tiek susivedė į tai, kad net ir sintetinio kūro programa nebuvo tokia jau sėkminga ir irgi niekada nebūtų galėjus patenkinti to poreikio, kurio būtų reikėję jau tuo metu esančiai vokiečių kariuomenė, jau net nekalbant apie vokiečių kariuomenę, kuri yra pilnai mechanizuota. O šitoje vietoje galbūt atidesni iš jūsų, arba tie, kurie visgi prijaučia nacistiniai Vokietijai, galėtų paklausti ganėtinai logiško klausimo. Bet tai gerai, o tai kodėl tada yra manoma, kad taip yra? Kodėl aš introvertas, kuris tarp kitko net nėra istorikas, čia dabar rėkiu į kamerą, kad vokiečiai buvo praktiškai pėstininkų kariuomenė su arkliais, su tiesiog pavieniais mechanizuotais daliniais, kai čiagi visi visada žinojo, kad vokiečiai buvo šitas mechanizuotas galiūnas. Ir matot, priežasčių tam yra 14. Pirma ir pagrindinė priežastis tai yra vokiečių propaganda. Matot, esmė yra ta, kad karo metais labai stipriai išsiskyrė, kaip kurios šalis filmavo ir pasakojo apie savo kariuomenę. Pavyzdžiui, aš esu matęs ir beje labai rekomenduoju vieną dokumentiką, kurią beje nareitino Thomas Hanksas, tai yra apie JAV Antro pasaulinio karo fotokorespondentus. Ir pavyzdžiui, JAV fotokorespondentai, kurie ėjo su JAV daliniais fronte, turėjo užduoti užfiksuoti karą toks, koks jis yra, tam, kad JAV galėtų galbūt iš to daryti vienokias ar kitokias išvadas. Plus, kadangi JAV yra laisva demokratiška šalis, JAV fotokorespondentų šitos žinios paskui eidavo į JAV visuomenę ir vėlgi JAV visuomenė tikėjos pamatyti kaip įmanoma objektyvesnį vaizdą iš karo. Bet kita vertus, jeigu tu žiūri autoritarinės šalis, ten fotokorespondentų darbas nėra pranešti objektyvę realybę. Ten fotokorespondentų darbas yra parodyti kaip šitą didingą ir garbingą dalyką, kur mūsų nuostabi kariuomenė laimi šituos visus mūšius ir gerai pasirodo ir mes tuoj laimėsim. Vėlgi pas sovietų šitas labai yra gyva, nes pavyzdžiui, man geriausiai įsiminus istorija yra tai, kad yra tie legendiniai kadrai, kaip galbūt Stalingrado mūšio metu susijungia du sovietiniai frontai, kurie apsupa Stalingradą. Ir vėlgi tam yra visas didžiulis video, kur ten kareiviai mėto kepurės, ten apsikabina. Ir esmė yra ta, kad tai yra visiškai suvaidinta, nes savaime aišku, niekad nėra, kad taip paimtų ir ten mėtydami kepurės visi susitinka. Ir iš tikrųjų tiesiog sovietai visą šitą dalyką suvaidino ir paskui visiems prastuminėjo kaip tikrą dalyką, bet vėlgi to galima tikėtis iš sovietų, nes tai buvo autoritarinis režimas. Ir su vokiečiais yra lygiai tas pats. Vokiečiai buvo tiesiog propagandos dievai. Ir vokiečių fotokorespondentai turėjo filmuoti, jeigu tik tai yra įmanoma, viską, kas geriausia, viską, kas yra įspūdingiausia, viską, kas atrodo labiausiai įkvepiančiai. Ir dėl to, jeigu tu žiūri į didumą Antro pasaulinio karo galbūt fotokorespondentų nufilmuotos medžiagos iš vokiečių pusės, tai ten yra tankai, pusiau vikšriniai, sunkvežimiai, artilerija, lėktuvai ir taip toliau ir panašiai. Nes filmuot, kaip tiesiog paprasti kareiviai pėstute eina per beveik neegzistuojančius rusiškus kelius, tai nėra kažkas įdomaus ir tai nėra kažkas įkvepiančio. O tuo tarpu, jeigu tu matai šitas tiesiog tankų kolonas, tai kokia galinga mūsų kariuomenė. Ir esmė yra ta, kad dėl to iki šių laikų didžiąją dalim yra išlikę būtent šitie vokiški kadrai, kuriuos yra šitas nesibaigiančius vokiečių tankų, pusiau vikšrinių ir sunkvežimių kolonas. Ir vėlgi propagandoje galioja principas, kad jeigu pakankamai ilgai kažką rodysi, kartosi, žmonės tiesiog pradės to patikėti. Ir kadangi, kai yra galbūt kažkokia tai dokumentika arba galbūt kažkoks tai tikrais įvykiais paremtas filmas, kuris galbūt naudoja tikrą tų laikų video medžiagą ir jiem reikia galbūt rodyti vokiečius, tai taip, jie rodys tankus, sunkvežimius ir panašius dalykus. Nes vokiečių fotokorespondentai tiesiog nelabai buvo pozicijai filmuoti tai, kas iš tikrųjų vyko fronte. Tai yra, kad vokiečių kariuomenė didžiąją dalim buvo pėstininkai su arkliais. Tada antras dalykas, kuris iš dalies išplaukė iš visos šitos propagandos, yra tai, kad vėlgi, vokiečių propaganda buvo velniškai gera propaganda ir šitie visi video įrašai, nuotraukos ir panašiai sužaidžia į platesnį propagandos kontekstą apie šituos arijus, šitą nenugalimą kariuomenę,
apie tai, kad tik tai susivienijęs pasaulis čia sugebėjo tiesiog kiekius sunaikinti šitą technologiškai tobulesnę vokiečių kariuomenę. Kai jinai nė velnio nebuvo tobulesnė technologiškai, vėlgi amerikiečiai buvo šviesmečiais prieš beveik viską, ką turėjo vokiečiai, sovietai neretai technologiškai lenkdavo tos pačius vokiečius. Vėlgi, kai pagalvoju, būtent sovietai Antram pasauliniam kare pagamino turbūt geriausią ir praktiškiausią sunkųjį tanką, o ne vokiečiai. Bet vokiečiai kūrė šitą propagandą apie savo mechanizuotas kariuomenės, apie visas šitas nesibaigiančias pergalės, apie šitos superginklus. Ir visa šita propaganda ir visa šita sukūrė šitą įvaizdį, kuris tam tikrą prasme išgyveno iki mūsų dienų. Pridėkime dvižaus visus galbūt kontrarianus rašytojus, kurie galbūt nori kelti klausimą, kad gal iš tikrųjų vokiečiai nebuvo blogiečiai, o gal iš tikrųjų vokiečiai kariavo teisingą karą, gal dėdė Adolfas nepadarė nieko blogo. Ir tu staiga turi šitą informacijos srautą, kuris nupiešė vokiečius visiškai kitaip negu buvo tam kare. Ir vėlgi vokiečiai čia nėra išimtis. Tam tikrą prasme vakaruose egzistuoja labai daug neišmanėlių debilų, kurie iki šiol aiškina, kad Sovietų sąjunga buvo labai gera ir kad čia Sovietų sąjungos žlugimas čia buvo geopolitinė katastrofa. Pažiūrėkite tą patį Hasan Paikerį, kuris kažkokiu tai būdu aiškina, kad postsovietiniam respublikom iš tikrųjų buvo geriau Sovietų sąjungai. Į ką aš galiu atsakyti, kad čiulpt špygą. Ir vėlgi esmė yra ta, kad būtent šitų kontrarianų, kurie yra galbūt už nacistinę Vokietiją, už Sovietų sąjungą, už JAV konfederatus ir taip toliau egzistuoja ganėtinai daug. Ir kadangi jie dėl socialinių tinklų algoritmų ir galbūt apskritai dėl šoko vertės dažnai yra matomi žymiai daugiau negu turėtų būti matomi, kažkur fone visada laiks nuo laiko nuskamba šitos mintis, kad vokiečiai čia buvo labai mechanizuoti, labai galingi, čia tik tai kaip tik sovietų pėstininkų bangos juos priveikia. Kai realybė yra ta, kad vokiečiai buvo ne ką mažiau pėstininkų kariuomenė negu galbūt Sovietų sąjunga. Vėlgi karo pabaiga turbūt Sovietų sąjunga netgi labiau mechanizuota buvo dėl Lendlizo, bet vėlgi tiem, kas eina ant šoko vertės ir kontrarianam, kuriem yra žymiai svarbiau pasakyti savo nuomonę, o ne faktus, visa šita informacija netrukdo toliau skleisti melus apie tai, kokia galinga ir mechanizuota buvo vokiečių kariuomenė. Dar vienas dalykas, kuris žiauriai visą šitą sužaidžia, yra tai, kad kaip tu pasižiūri Antrą pasaulinį karą, ir galbūt, kai buvo parašyta jo istorija, vėlgi, jeigu mes galbūt atmetam netgi propagandą ir kontrarianus, labai yra įdomu žiūrėti, kas dėjos Vokietijoje ir ypač vakarų Vokietijoje po Antro pasaulinio karo. Ir vakarų Vokietijoje susiklosti ganėtinai įdomi padėtis, kad vakarų sąjungininkai iš pradžių nuginklavo vokiečių kariuomenę, kaip ir padarė, kad Vokietija būtų šita saugi šalis, kuri nebegali pradėti naujų pasaulinių karų, netgi sutiko su jų padalymu. Ir tada praktiškai labai greitai po Antro pasaulinio karo pasirodė, kad vokiečiai nebuvo vienintelis autoritarinis priešas, kurį reikėjo nugalėti. Kad iš principo Sovietų sąjunga buvo kitas ir tam tikrą prasme gal netgi didesnis priešas negu nacistinė Vokietija. Aš beje neskau, kad buvo nugalėtas ne tas priešas ar kažkas, ne, nacistinė Vokietija reikėjo sumušti ir jie buvo didžiulis skaudulys ir bent jau iš Lietuvos perspektyvos tam tikra super groteskiška prasme mums netgi pasisekė, kad laimėjo Sovietų sąjunga, nes Sovietų sąjunga sunaikino tik 10% Lietuvos populiacijos, kai vokiečiai planavo sunaikinti 80%, vėlgi, kai šitą aš pastebiu, mane irgi pavadina vatniku ir prorusišku, bet tiesiog tai yra liūdna teisybė, bet vėlgi aš apie tai esu kalbėjęs savo šortuose. Bet kuo yra esmė, kad Sovietų sąjunga labai greitai po Antro pasaulinio karo pasirodė, kad nebus kažkokia taip draugiška valstybė ar galbūt draugiška jėga, kad tai iš principo jėga, kuri, jeigu tik turės progą, žygiuos toliau vakarus ir norėtų užkariauti visą Europos žemyną. Ir dėl to vakarų sąjungininkai atsidūrė padėty, kai jiem reikėjo kaip įmanoma daugiau pajėgumų ginti Europą. Ir turbūt geriausias pajėgumas ginti Europą buvo vokiečiai, nes vokiečių kariai jau buvo kariavę prieš sovietus, vokiečių karo vadai buvo vieninteliai karo vadai vakaruose, kurie žinojo, kaip kariauja sovietai. Ir kaip pagalvoju, vakarų Vokietija vis tiek turi ganėtinai didelę populiacijos ir industrinę bazę. Tik čia yra problema. Kaip paaiškinti vakarų visuomenėm, tiem patiem prancūzam, britam, Beneliuksui, amerikiečiam, kanadiečiam, visiems, kurie kariavo prieš nacistinę Vokietiją, kad hebra, po karo praėjo čia keli metai ir viskas, mes esam sąjungininkai su praktiškai savo priešais, ruoštis karui prieš tuos, kurie viso karo metu buvo mūsų sąjungininkai. Ir šitoje vietoje susiklosti labai įdomi padėtis, kad su vakarų sąjungininkų leidimu
buvusiem Vokietijos karo vadam buvo leista praktiškai perrašyti Antro pasaulinio karo istoriją ir sukurti tai, kas šiais laikais vadinama švariojo Wehrmachto mitu. Kitaip tariant, perrašyti Antro pasaulinio karo istoriją iš Vokietijos perspektyvos. Matot, vokiečių paprasti kareiviai iš tikrųjų nieko nežinojo nei apie holokaustą, nei jie ten Baltarusijoje ir kitur kaimus degino, nei jie ten civilių žudė. Ne. Vat, vokiečių visi kareiviai ir karininkai Wehrmachte buvo profesionalai. Jie tiesiog vykdė įsakymus ir jie labai dažnai nemėgo dėdės Adolfo ir netgi priešinos dėdei Adolfui. Va čia niekšai SS vykdė visus karo nusikaltimus, degino kaimus, žudė civilius, o vat Wehrmachtas buvo švarus ir jie kariavo šitą teisingą karą prieš komunistus ir taip toliau ir panašiai. Vėlgi, aš turbūt kada nors netgi atskirą video padarysiu apie švariojo Wehrmachto mitą, nes faktas yra toks, kad praktiškai beveik visa vokiečių aukščiausia karinė vadovybė didžiąją karo dalį iš tikrųjų galbūt kreivai žiūrėjo į dėdę Adolfą, bet tuo pat metu jį kažkiek mėgo, nes dėdė Adolfas atstatė Vokietijos kariuomenę ir prie dėdės Adolfo dauguma tų generolų galėjo atsimti prieš tuos pačius prancūzus ir britus už tą pažeminimą, kurį jie patyrė Pirmam pasauliniam kare. Ir priešiškumas dėdė Adolfui pradėjo formuotis tik tai tada, kai dėdė Adolfas pradėjo juos mikrovadybint, bet realybė yra ta, kad Wehrmachtas pridarė karo nusikaltimų, degino kaimus ir žudė civilius ne ką mažiau už SS. Tiesiog esmė yra ta, kad po karo, kadangi reikėjo kažkaip sukurti šitą naratyvą, kad vokiečiai visgi yra, viskas su vokiečiais yra gerai, čia SS ir nacijai buvo blogiečiai. Ir taip, SS ir nacijai buvo žymiai didesni blogiečiai, bet Wehrmachtas ir senieji vokiečių karo vadai neretai irgi buvo žiauriai susitepę rankas. Bet, kaip ir sakau, karo metų vokiečių karo vadai, ypač tokie kaip Manšteinas, gavo pilną teisę pilnai perrašyti vokiečių karo laikų istoriją iš galbūt savo perspektyvos, tam tikras dalis pagražinant ir tam tikras dalis galbūt sujuodinant. Ir vienas iš pašalinių efektų, kuriant šitą švariojo Wehrmachto mitą, yra tai, kad vokiečiai perrašinėdami savo karo laikų istoriją labai nuosekliai pabrėžia būtent savo manevrinio karo pergalės, nes tai yra dalykas, kurio jie labiausiai didžiavos. Vėlgi, kai žmonės galbūt rašo memuarus ar atsiminimus, jie viską rašo iš savo perspektyvos, jie neturi būti galbūt kažkokie labai objektyvūs ir taip toliau ir panašiai. Dėl to, tarp kitko, memuarai yra tragiškas istorinis šaltinis, nes memuarai yra žiauriai subjektyvūs. Bet per visus memuarus ir panašius dalykus vokiečių karo vadai vėlgi daugiausiai pasakoja apie savo didžiausias sėkmes Antram pasauliniam kare, o didžioji dalis jų didžiausių sėkmių Antram pasauliniam kare vėlgi atėjo per šitą mechanizuotą karą. Ir vėlgi, šalia visos vokiečių karo laikų propagandos, mes taip pat turim visus memuarus ir atsiminimus, kuriuose irgi kažkodėl vokiečių tiek kariai, tiek generolai didžiąją dalim džiaugiasi savo mechanizuotais daliniais. Nes nėra priežasties pasakoti apie tai, kad didžioji Wehrmachto dalis buvo tiesiog pėstininkai su arkliais paremta logistika. Ir tai yra dar viena priežastis, kodėl iki šių laikų yra išlikę tiek daug informacijos, kokie nuostabus buvo vokiečių tankų ir mechanizuoti daliniai ir tiek mažai kalbama apie tai, kad šiaip tai visi tie daliniai buvo išimtis taisykliai, nes didžioji dalis vokiečių Wehrmachto iš principo buvo pėstininkai su arkliais traukiama logistika. Na ir galų gale, kaip jau ir minėjau, visai šitai mitologijai taip pat labai stipriai įsitvirtint leido ir praktiškai vakariečių politikai ir vakariečiai karo vadai. Nes jeigu žiūrėt labai objektyviai Antro pasaulinio karo istoriją, tu suvoki, kad Antro pasaulinio karo istorija yra tiesiog vienas didžiulis bispridėlas ir atsitiktinumų virtinė. Nes žiūrint objektyviai, prasidėjus Antram pasauliniam karui, iš principo Vokietija nei iš tolo neturėjo turėti tokių pajėgumų pasiekti tokios didžiulės sėkmės, kokią pasiekė 39-41 metais. Ir tada nuo 41 metų tiesiog karas susiveda į tai, kad reikia išsrėpti šitą košę, kuris susidarė 39 ir 41 metais. Nes, žiūrint objektyviai, kaip ir minėjau, Vokietija nei iš tolo negalėjo pasiekti tiek daug, kiek pasiekė, ir pasiekė tiek daug tik tai dėl to, kad pirmais 2 karo metais turėjo Sovietų Sąjungos pagalbą, ko tarp kitko daug kas nesitikėjo. Bet tada, žiūrint iš politinės perspektyvos, pasakot, kad tiesiog vokiečiam pasisekė ir kad iš tikrųjų vokiečiai laimėjo didžiąją dalim tik dėl to, kad juos parėmė sovietai, vėlgi
tai nėra kažkokia švari, graži istorija, kuri yra lengva papasakot ir kuri įkvėpia galbūt kažkokį tai pasitikėjimą savo valdžia, dar kažkuo. Dėl to, jeigu mes kalbame apie Antrą pasaulinį karą, yra žymiai geriau kurti šitą misticizmą, kad buvo šita didžiulė, galinga Vokietija, kuri čia buvo mechanizuota su superginklu. Ir jie čia vargšus Lenkus sugebėjo sumušti, sovietai ten irgi buvo, bet šitą nutylim. Ir tada jie su savo blitzkriegu pagavo nepasiruošusius prancūzus su britais, bet tada britai ir visa Europa ir rusų didingoji tauta, nes numuilinam ukrainiečius, baltarusius ir visas kitas etnės mažumas. Vakariečiai su rusai susivienė į šitą teisingą karą ir sumušė šitą vokiečių karo mašiną. Nes vėlgi čia yra tiesiog graži istorija, kurią yra lengva suprasti, kurią yra lengva suvirškinti ir kurią tu galėjai aprašyti per 4 puslapius istorijos vadovėlyje. Ir kuri numuilina labai daug Antro pasaulinio karo disfunkcijos. Vėlgi, kaip ir minėjau, tai labai stipriai numuilina, ant kiek Vokietijos pergalėm pirmus 2 karo metus svarbus buvo Ribbentropo-Molotovo paktas, kurio, pavyzdžiui, moderni Rusija visiškai net nenori atsiminti, nes jie kūrė savo didžiojo tėvynės karo misticizmą. Tada visas šitas dalykas labai stipriai nuima kaltę nuo vakariečių karo vadų ir vakarietiškų politinių sistemų. Vėlgi, tarpukariu Prancūzijoje pasikeitė krūva vyriausybių ir dauguma tų vyriausybių buvo linkstančios į kairėje politinio spektro pusę, o tuo tarpu Prancūzijos karinė vadovybė buvo linkstanti į dešinę politinio spektro pusę. Ir dėl to, iš principo, visą tarpukarį Prancūzijos politinė valdžia tiesiog smaugė prancūzų kariuomenę, kad tik ta nepasidarytų pakankamai stipri, vien dėl to, kad jie tiesiog bijojo, kad Prancūzijoje vyks dar viena revoliucija ir susiformuos tiesiog karinė diktatūra. Ir vėlgi, tai, ką aš ką tik pasakiau, tai nėra kažkas paprasto, tai yra kažkas, kur tu susimastai, palauk, kodėl susiformavo tokią poziciją. Tai palauk, norit pasakyti, kad Prancūzijoje tiesiog politinė ir karinė santvarka tarpukariu buvo šūdas. Tada tu ant viršaus užmeti tai, kas, tarp kitko, yra paminimo istorinėse vadovėliuose, kad prancūzai ruošės tiesiog ne tam karui. Tada tu primeti, kad iš principo Prancūzijos visuomenė visą tarpukariu buvo šeriama pacifistinė propaganda ir tiesiog nenorėjo kariauti ir jiem buvo priimtiniau būtų okupuotėm vokiečių negu kariaut, kas tarp kitko man labai nemaloniai aidi su tuo, kas dabar iš Vokietijos girdis, kad mes, Vokietijos jaunimas, nenorim tarnauti savo kariuomenį, mum jau geriau tegul Putinas mus okupuoja, negu mes žūstam kare prieš Rusiją. Ir tu galvoji, a jūs jobari debilai, taigi tas pats jau buvo, kur prancūzai buvo tokie, ką mum kariauti prieš dėdę Adolfą, mum jau geriau tegul dėdė Adolfas mus okupuoja, negu mes žūsim kare. Ir tada tu pamatai, kad tada praktiškai dėka tos okupacijos žuvo ir buvo nukankinta žymiai daugiau žmonių, negu galbūt būtų žuvę kare, kuris būtų tinkamų laiku, tinkamom sąlygom, užkirtęs kelią visam Antram pasauliniam kare. Vėlgi, čia yra Rūro krizė ir aš gal apie tai dar kokią atskirą video padarysiu, nes tai yra dar vienas žiauriai nesuprastas dalykas, tam tikrą prasme su labai nemaloniom asociacijom su moderniais laikais. Ką aš noriu pasakyti, kad iš principo, įvardint Vokietiją kaip šitą supergalingą, supermechanizuotą, kone nenugalimą galę ir tada tiesiog pasakot apie tai, kaip šita nenugalima galia buvo nugalėta apjungiant visus pasaulio resursus ir kaip čia prieš super didelį blogietį laimėjo visi geriečiai apsivienę, yra tiesiog gera istorija. Vėlgi, pagalvokite apie bet kokį tikrai gerą veiksmo filmą. Bet koks tikrai geras veiksmo filmas yra tik tiek įdomus, kiek jame yra baisus ir baimę keliantis blogietis, kur tu visą filmo metu esi įsikibęs į savo kėdę ir galvoji, bet kaip čia geriečiai sugebės laimėti, kaip čia jie sugebės nugalėti šitą blogietį, šitas blogietis atrodo tiesiog nenugalimas. Ir vėlgi, jeigu tu turi šitą super epic blogietį, kuris atrodo tiesiog nenugalimas, turi šitos tiesiog nesuskaičiuojamus resursus, pergalė prieš jį atrodo žymiai didesnė, žymiai reikšmingesnė. Nes jeigu tu Antrą pasaulinį karą pasakoji, kad karas prasidėjo tuo, kad vokiečiam tiesiog per fuksą pasisekė ir tada visas likęs karas buvo tiesiog srebimas viso mėšlo, kurio prisidirbo vakarų sąjungininkai ir sovietų rėmimas, kad tik sovietai nesudarytų separatinės taikos. Ką sovietai, tarp kitko, kelis kartus tikrai norėjo daryti, kaip gavo į kaulus, jau nebekalbant, kad 42 metais, jeigu ne Lend-Lease, sovietai tiesiog būtų pralaimėję prieš vokiečius, nes ne tai sovietų kariuomenė būtų sužlugus, bet sovietam tiesiog maistas būtų pasibaigęs, vėlgi apie Lend-Lease aš esu daug kalbėjęs.
Vėlgi, tokios istorijos, jos susiveda į tai, kad šitam antram pasauliniam kare, visi iš principo buvo iki kažkokio lygio debilai ir galų gale tiesiog JAV atėjo ir giliai atsikvėpus šitą karą laimėjo. Nes tiesiai šviesiai, antrą pasaulinį karą visom įmanomam prasmėm laimėjo JAV. Realiai, ta pusė, kuri būtų gavus JAV palaikymą, tą karą būtų galų gale laimėjus. Aš vėlgi nekartą šitą sukalbėjau šitam kanale. Bet toks Amerika centristinis karo vertinimas savaime aišku nesudera nei Britam, nei Prancūzam, nei tiem patiem Rusam per brūkšnelį Sovietam, nei galų gale tiem patiem Vokiečiam, kuriem galbūt irgi yra šiek tiek garbės reikalas, kad, karą pralaimėjom, bet mes tai čia juos laikėm už kiaušų pirmą pusę. O ne tai, kad mes laikėm juos už kiaušų pirmą pusę dėl to, kad jie tiesiog buvo debilai, bet akimirka, kai JAV įsitraukė į karą, karo galas buvo nuspręstas. Vėlgi, tai tiesiog nėra gera istorija, tai tiesiog nėra istorija, kuria yra lengva paaiškinti. Žymiai geriau yra antrą pasaulinį karą nupiešti kaip šitą karą, kuriame šita tiesiog vos beveik nenugalima dėdės Adolfo mechanizuota siaubuma sugebėjo užkariauti praktiškai visą Europą ir visi apsivienyje šiaip netaip jos nugalėjo. Vėlgi, toks naratyvas nėra neteisingas, bet tuo pat metu jisai žiauriai perspaudžia Vokietijos pajėgumus ir numuilina tai, kad tiesiog modernus karas yra sunkus, modernus karas yra labai kruvinas. Ir net jeigu tu turi pėstininkų kariuomenę, bet jinai yra gynyboje, jinai yra tiesiog labai stipri. Pasižiūrėkite į Pirmą pasaulinį karą, kur visas vakarų frontas stumdęs visą karą keliasdešimt kilometrų atstumo ir žuvo milijonai kareivių. Vėlgi, vokiečiai tada nebuvo kažkoks mechanizuotas monstras, bet gynybiniam kare jie sugebėjo kariauti labai gerai, net kai vakariečiai galų gale sukūrė ir į frontą pasiuntė tuos pačius pirmuosius tankus. Ir dėl to mes ir turim situaciją, kad praktiškai beveik visiems pasaulyje yra žymiai lengviau pasakoti šitą tiesiog gražią ir nuoseklį istoriją apie supergalingą Vokietiją, kurios įveikimui reikėjo praktiškai visų Europos galių plus Sovietų Sąjungos plus amerikiečių. Ir tą dar pastiprina tiek karo laikų vokiečių karo vadų įvairūs memuarai ir atsiminimai, vokiška propaganda ir kontrarianai. Ir dėl to mes ir turim visą šitą misticizmą, kuris pilnai iškreipia faktą ir nupiešia Vokietiją kaip šitą tiesiog mechanizuotą galiūną, kai realybė yra ta, kad taip, vokiečiai labai daug padarė su mechanizuotais daliniais, taip, jie juos panaudojo labai gerai, bet jie buvo priversti išmokti juos naudoti labai gerai, nes jie jų turėjo labai nedaug. Nes didžioji Vokietijos karo mašinos dalis buvo pėstininkai su praktiškai Pirmo pasaulinio karo laikų šautuvais, o logistika fronte didžiąją dalim buvo vykdoma arkliais. O kodėl aš tiek apie viską kalbu? Vėlgi, mano kanale dauguma geriausiai pasirodžiusių video yra, kur aš galbūt vienais ar kitais būdais kritikuoju Antro pasaulinio karo Sovietų sąjungą ir modernę Rusiją. Ir kai pagalvoju gerai, tai aš galėčiau tiesiog toliau tęsti šitą temą ir vargo nematyti. Bet matot, jeigu mes žiūrim į Antro pasaulinio karo Vokietiją ir pradedam ją iki kažkokio lygio lyginti su galbūt modernė Rusija, mes matom labai daug analogijų. Nes mes matom iš principo silpną revanšistinę valstybę, kuri per savo propagandą bando piešti šitą tiesiog nenugalimo karinio volo įvaizdį, už kurio realiai nelabai kas yra. Vėlgi, vokiečiai po pralaimėjimo Pirmajam pasauliniam kare buvo žiauriai nusilpę. Ir jeigu mes lyginam dėdės Adolfo Trečiąjį reichą su prieš Pirmą pasaulinį karą egzistavusią Vokietijos imperiją, vėlgi prieš Pirmo pasaulinio karo Vokietijos imperija buvo nepalyginamai galingesnė negu tas pats dėdės Adolfo Trečiasis reichas, bent jau palyginus su galios pusiausvyra viso Europai. Ir didžioji dalis sėkmės, kurią sugebėjo pasiekti dėdė Adolfas ir nacistinė Vokietija Antro pasaulinio karo pradžioje, susivedė ne į tai, kad jie buvo karinė prasme labai galingi, bet į tai, kad priešai tikėjo jų gale ir nematė prasmės priešintis. Ir mes dabar labai panašią situaciją turim su Rusija, kuri bando save nupiešti kaip šitą pasaulinę supergalybę, kai jinai tokia nėra ir aš labai daug apie tai šitam kanale esu kalbėjęs, ir bando nupiešti šitą įvaizdį, kad net neverta prieš Rusiją priešintis. Taigi čia ką, čia rusai, jeigu norėtų, čia per kelias valandas, čia Lietuvą pervažiuotų, čia Suvalkų koridorių užims, čia Vilnių apsups, jeigu puls ir taip toliau ir panašiai. Ir visa ta propaganda yra nukreipta į
į tai, kad mes galbūt nenorėtume priešintis. Bet kur yra didžiulis skirtumas tarp Antro pasaulinio karo ir to, kas dabar galbūt vyksta Europoje su Rusija, tarp daugybės kitų skirtumų savaime aišku yra tai, kad Ukraina pasakė, kad ne, mes priešinsimės. Ir kai kažkas normaliai pasipriešina tokiam popieriniam galiūnui, tokio popierinio galiūno gale pradeda žlugti. Ir dėl to iš principo, ką aš noriu pasiekti su šitais video ir kritikuodamas nacistinę Vokietiją, tai yra parodyti, kad jeigu yra kažkokių tokių fašistinių, nacistinių valstybių naratyvai, nesvarbu ar tai būtų vokiškasis nacizmas ir dėdė Adolfas, ar tai būtų rašizmas ir Putino Rusija, nes vėlgi moderni Rusija yra beproto nacistinė valstybė, reikia į visą šitą žiūrėti objektyviai, reikia visą šitą vertinti objektyviai, reikia suvokti, koks iš tikrųjų pavojus mums grėsia. Nes mes turim labai gerą įrodymą toj pačioj Prancūzijoje, kur visuomenė buvo žiauriai demilitarizuota, nenorėjo priešintis ir nors turėjo pilnus pajėgumus praktiškai atstovėti vokiečius, jie to paprasčiausiai nepadarė. Ir jeigu mes kalbame apie visą šitą misticizmą susijusiu su vokiečiais, aš nemaža dalim ką noriu parodyti, kad tikėti autoritariniam valstybėm, jų propaganda ir jų naratyvais nėra jokios prasmės ir netgi yra kontraproduktyvu. Plus, dar vienas dalykas su šitais video yra tai, kad vienas iš dalykų, kurį aš matau modernioj medijoje ir moderniam apskritai naratyvų formavimės ir moderniam diskurse, yra didžiulė polarizacija į vieną ir kitą pusę. Ir vienas iš dalykų, kurį aš tarp kitko kažkokį lygį jau paminėjau šitam video, yra tai, kad kažkaip formuojas labai pavojingas naratyvas, kad jeigu tu esi prieš modernę rašistinę Rusiją, tai tu kažkodėl istoriškai turi palaikyti nacistinę Vokietiją. Nes nacistinė Vokietijagi buvo arčiausiai komunistinės Rusijos valstybės sunaikinimo negu bet kuri kita valstybė. Ir čia iš visogi būtų buvo geriau, jeigu čia nacistinė Vokietija būtų laimėjus Antrą pasaulinį karą, kas tarp kitko iš Lietuvos perspektyvos yra visiškai neteisybė. Ir esmė yra ta, kad šitais video, ką aš noriu parodyti, yra tai, kad jeigu mes žiūrime Antro pasaulinio karo istoriją, mes turim suvokti, kad taip, komunistinė Sovietų sąjunga buvo tiesiog absurdiškas blogis. Yra labai liūdna, kad vakarų sąjungininkai visgi neįvykdė operacijos Unthinkable ir nesumušė Sovietų sąjungos, kada jie buvo patys silpniausi, nes po Antro pasaulinio karo Sovietų sąjunga buvo absurdiškai silpna. Bet iš kitos pusės mes turim suvokti, kad nacistinės Vokietijos sumušimas buvo tiesiog instrumentalus tam, kad mes turėtume modernę taikę Europą. Nes nacistinės Vokietijos sumušimas labai gerai parodė, kad nacizmas ir fašizmas tiesiog neveikia ir veda prie valstybių sunaikinimo. Ir man kažkokio lygio yra tikrai labai baisu matyti, kaip moderniam diskursui yra po truputį vis labiau ir labiau reabilituojama nacistinė Vokietija, Wehrmachtas, galų gale tas pats dėdė Adolfas, kai realybė yra ta, kad nesvarbu, ar tai yra Sovietų sąjunga ar nacistinė Vokietija, tai yra praktiškai visiškai palyginamų lygio blogiai ir nėra taip, kad jeigu tu esi prieš vieną, tu esi už kitą, arba jeigu tu nori pilnai parodyti savo neapykantą vienam, tu turi remti kitą. Ne, iš principo tai yra du neįtikėtinai tragiški, antižmoniški, antilietuviški diktatūriniai režimai ir mums istorijoje didžiausia neteisybė yra ne tai, kad buvo nugalėtas ne tas. Ne, gaila yra tai, kad nebuvo nugalėti abu, kai tam buvo proga. Ir dėl to šitais video aš tiesiog noriu dar kartą priminti, kad nacistinė Vokietija ir dėdė Adolfas nebuvo kažkokie tai geopolitiniai genijai, ten superkarvedžiai su šita nenugalima kariuomenė, mechanizacija ir superginklais. Ne, jie tiesiog buvo oportunistai pizdukai, kuriem pirmus 2 karo metus sekės, o paskui tiesiog užtruko dar 4 metus, kol visa šita košė buvo išsrepta. Nei daugiau, nei mažiau. Ir kad šitos dvi jėgos yra absoliučiai palyginamos, vėlgi labai gerai parodo Ribbentropo-Molotovo paktas. Ir būtent Ribbentropo-Molotovo paktas ir parodo, kad negalima rinktis, kad mes nekenčiam vienos ar kitos. Ne, mes vienodai turim nekęsti jų abiejų ir naratyvas turėtų būti, kaip ir sakiau, ne tai, kad pralaimėjo karą ne tas priešas, o tai, kad gaila, kad pralaimėjo tik vienas iš 2. Ir dėl to negalim pervertinti nacistinės Vokietijos, turim suvokti, kad tai buvo disfunkcinis šūdų malūnas ir visa mitologija apie jų mechanizaciją ir tai, kad jinai iš principo tiesiog nebuvo įmanoma, yra dar vienas
to įrodymas. Tai tiek, kaip visada, ačiū, kad žiūrėjote, paspauskite nykštį aukštyn, užsiprenumeruokite mano kanalą, jeigu to dar nesate padarę. Jeigu palaikote tai, ką darau ir norite šitos video pamatyti anksčiau laiko, kviečiu paremti kanalo veiklą YouTube ir Patreon platformose. Nu o dabar, iki kitų kartų, čiau!